O dabar jau yra, sakykime, tas visai kitas šventės formatas, kuriame dirba vakaro metu du žmonės. Tai tarkim, Mantas vedėjas ir Vilius, tai vadinasi žmogus, kuris rūpinasi garsu ir šviesa. Patikėdami savo šventę mums, tiek garso prasme, tiek vedimo prasme, tiek komunikavime su svečiais prasme, tai reiškia, kad jie nusėmė nuo pečių tam tikrą naštą. Tai reiškia, kad jeigu mus pasamdėt, apie nieką negalvokit, mes nebijom to žodžio. Aš asmeniškai nebijau to pasakyti, pusiau juokais, pusiau rimtai, kad jūs tą dieną jau nieko nebepakeisit. Jūs galite pergyvent, galite nervuotis, galite kažką, ką norit daryti, bet jūs nepakeisit nei didžėjaus, nei vedėjo, nei fotografo, nei maisto. Jau jeigu pasitikėjot, viskas gerai ir mes išpildysim, nes mes turim patirtį ir mes netgi tos nesklandumus stengiame suvalgyti taip, kad nieks nieko nematytų ir nepastebėtų. Ir mes visada kalbam apie viską. Susitikę pokalbiuose pačiuose pirmuose, mes klausim daug dalykų. Net ne dėl to, kad kažką rekomenduot ar kažką, bet ar apgalvojat šitą, ar apmastėt šitą, ar apgalvojat oro sąlygas. Mes būna jaunieji, sugalvojam, kad mes čia dabar tą darysim. O jeigu lietus lys? Jo. Na dabar vestuvės bus rugsėjo pabaigoje. Žinot, kokia buvo žemiausia temperatūra per paskutinius 10 metų? O šildytuvai bus? Nepagalvojam. Nes žmonės visiems prie stalo kažkiek sėdės, ne visi eis šok, ne visi ten gersta alkoholį dideliais kiekiais ar dar kažkas. Tokių pareigybių, kaip ką turi daryti vedėjas, ko neturi daryti vedėjas, to nėra. Bet tai galbūt tavo yra parengiamasis darbas. Nes tavo pagrindinis darbas yra, kad visi svečiai žinotų, kur eit, ką daryti, kada tą daryti. Jaunieji lygiai taip pat. Aš visada, tėveliai ypatingai, nes jie labai jaudinasi tą dieną. Čia nėra jokios kalbos. O ir vestuvės jau kitokios negu buvo jų. Jo, vestuvės visai kitokios negu jų, nes jaunieji pasako dažniausiai tėveliam, jūs tik dalyvaukit, nieko nereikia, ten galbūt šeimos židinį dar paruoškit, o daugiau viskas bus gerai, bus didžėjus ir vedėjas. Tėveliai, mes žinom, kad čia kas yra karti, kas yra stalo užsėdimas, o čia naujovė, mes pažiūrėsim. Ir vos net turbūt aš net įsivaizduoju, kad būna ginčių. Ir kartais tu kaip vedėjas stovi ir žiūri tuos tėvelius ir kartais prieini paklausi, ar viskas gerai. Tiesiog, nes aš visada, mane kai pradėjau mokyti būti jau tuo vedėju, tokių jau aukštesnės klasės, ne šiaip kažkokių renginukų, jau aš kalbu apie vestuves, tai pirmas dalykas buvo taip, kad būtinai sukontaktuok su tėveliais, kol net važiavo dar jaunieji, nes po to gali progos nebūti, o ten bendrinė prasme yra irgi, tu labai neparodys kiekvienam žmogui dėmesio. Tai reiškia, kad dalis tavo darbo įvertinimo slypi ir tėvelius. Jeigu tėveliam patiksi, jauniesiems patiksi, tai ir svečiam patiksi. Tiek šokio aikšteliai, tiek žaidimuose yra dalyviai ir yra stebėtojai. Tai žmonės, kurie atėjo dalyvauti, ir dalyvauja, tie, kurie atėjo stebėt, jie atėjo stebėt, bet niekas nesako, kad jam dėmesys nepatinka. Visiems patinka dėmesys ir tik tai reikia nepersudyti šitą visą dalyką. Būna kartais net ir jaunieji patys informuoja mus prieš renginį, kad mūsų tarpe svečių bus tokių, kurie nelabai norės dalyvauti žaidimuose, prie kurių tiesiog nereikėtų eiti, siūlyti jiems, tempti jų į aikštelę per prievartą. Tai vėlgi vedėjas, jisai atsižvelgia į jaunųjų norus ir su tais žmonėm būna atsargesnis, netgi galima sakyti taip. Žodžiu, gero didžėjaus darbas tai yra stebėti kažkokią aikštelę būtų kiek įmanoma, aišku, tai padaryti, kad nuolatos būtų pilna žmonių, šokančių pagal jiems patinkančią muziką. Tikrai taip. Netgi galima pasakyti daugiau, kad yra, sakykime, tos vadinamos bangos vakaro, pagal kurias didžėjus groja ir pagal kurias jisai renka muziką. Tai yra, reiškia, jeigu pradžioj yra daugiau leidžiama tokia muzika, pagal kurią žmonės daugiau, sakykime, bendrauja, vaikšto, kol neprasidėjo šokiai, tai vėlgi, kai jau prasideda būtent šokiai patys, tada jau reikia groti tikrai visiems gerą, visiems žinomą šokių muziką, kuri išlaikytų visus žmonės ir kad šokio aikštelė tam tikrą laiką būtų pilna. Ar yra, Viliau, toksai vadinamasis vestuvių, top 5 ar top 3 bent jau, labiausiai mėgstamų dainų, ar labiausiai prašomų, ar dažniausiai grojamų, ar tai romantiškos muzikos? Geriausias 3 dainos iš karto, tai žinoma būtų Tinos Turner Simply the Best.
Antroji vietoje galbūt jeigu yra grojama lietuviška muzika, tai Kervedžio dainos, Dėl tavęs galiu, kitos. Trečioje vietoje dabar, sakykime, pasižiūrėjus į radio topus, Gangnam Style gali būti. Kažkodėl apie tai pagalvojau. O kam tas vedėjas? Taigi pusbrolis mano labai gražiai šneka, jisai ten prieš 18 metų pravedė ten savo brolio vestuves. Ar gali patys žmonės susirasti savo artimųjų draugų tarpe vieną, kuris galėtų atlikti, tarkim, vedėjo rolę šventės metu? Pusbrolis, sakykime, negalėtų vestuvių vesti vien tik dėl keleto priežasčių. Pirma priežastis būtų ta, kad jisai nėra profesionalas šitos srities. Vėlgi, jam reikėtų turėti charizmą, sakykime, jam reikėtų jausti visus žmonės, vėlgi turėti pasiruošus savo bagažę žaidimų daug, turėti rekvizitų žaidimam ir krūva visų kitų niuansų. Tai yra žmogus, kuris yra, sakykime, svečio amplua, jisai kitoje barikadų pusėje. Vedėjas tai yra dirbantis žmogus, kuris stebi visus ir mato viską, vadinkim taip, iš šono. Ir jisai puikiai mato situaciją, jaučia ir gali ją valdyti. Būdamas žmonių tarpe, sakykime, tame baliuke, tu būdamas, tu nematai, kaip tai atrodo iš šono. Tu nematai daug šalutinių dalykų, kuriuos reikia numatyti ir valdyti. Turėti vien tik vedėją ir neturėti draugo vestuvės ar ten pusbrolio vestuvės, jaunieji tą turėtų susiprast, kad jeigu tu kvieti žmogų ten palelekint, tada jisai jau nebebus svečias ir jis nebus jaugys, jis bus jau kaip kažkoks darbuotojas vos ne. Atsidarius interneto forumus galima matyti ten vedėjai, muzikantai, dar kažkas. Tai yra labai kelios irgi labai paprastos priežastis, tai kad aš kaip vedėjas, nors yra žmonių, kurie jau kategoriškai yra nusistatę prieš vienus arba prieš kitus, aš šiuo atveju esu nešališkas, todėl sakau, kad jeigu skoningai pateikta, tai tie patys muzikantai gali būti labai gerai, jeigu viskas skoningai, bet jeigu kalbame mes apie tos standartinius ir visiems įprastus variantus, kai su Yamaha groja ir su Jonika ir tai, ne, jeigu groja, tai viskas gerai, jeigu dar skamba normalus failas. Bet jeigu MIDI failas groja ir jis ten nu tai va tada ir prasideda va tas įdomumas. Tie dažniausiai muzikantai, gal jie gerai groja, gal jie dar kažką gerai dainuoja, bet jie negali vesti. Nu, jis negali tuo pačiu ir vesti, ir dainuoti, ir turėti vėlgi tas pačias pertraukas. Mes, kai dirba didžėjus ir vedėjas, jie turi pertraukas. Nu, dirba vedėjas, nors tu dirbi visą laiką, bet tu šiek tiek atsiprinti, padarai žaidimą, žmonės pakvieti į šokį aikštelę arba ten kažkokiam dar vienam žaidimui, kur visi dalyvauja ir sakai, dabar truputį pasišoksim ir didžėjus ten leidžia muziką ir viskas. Ir tada tu vėl ruošiesi rekvizitą. O tai kas būna tada, kai muzikantas groja, praveda žaidimą, groja ir tada jam reikia visiems atsipūsti. Ir dažnai būna, kad jie taip atsipučia. Tai nu kas tada? Jie užleidžia kažkokį irgi gabaliuką fonui. MIDI failą kažkokį. Visumoje aš vienareikšmiškai už didžėjų, nes muzikos kokybė, aparatūra, vėlgi muzikantai dažniausiai neturi savo apšvietimo profesionalaus. Kažkada nusipirkę lemputes, jiems pakanka, jiems gerai. Galbūt būtent muzikantai nėra imlūs naujovėms. Jie, aišku, galvoja, iš kur fonogramą naują gauti, nu, ten pavogti ar dar ką nors. Bet nu, tu tą turi daryti. Aš kartais pagalvoju apie darbą. Nu, tu nori naujo gabalo, repertuarą nori. Nu, tu turi arba kažką nulaužti, nu, pats turbūt nesukursi, arba dar kažką. Tai... Vėliau, iki kelių paprastai valandų, sakykime, tenka dirbti pačiam vestuvių šventėje. Iki kiek dar būna, tie žmonės gyvi ir nori dar gerai pašokti? Visaip būna. Dažniausiai mes grojame iki paskutinio žmogaus, iki kol žmonės neišsiskirsto iš vakarėlio, iki kol neina miegoti, sakykime taip. Tai kartais būna, kad baigėsi 2 valandą, kartais būna 4 valandą baigėsi, bet jeigu, sakykime, matome, kad renginys 6 ryto aikštelės šokių pilna, tai tikrai negesinam muzikos, nenutraukiam nieko ir viskas. Ir grojame toliau. Būna, aš negaliu patikėti tuo, bet pasirodo būna ir, sako, muzikantai dažnai išgeria. Ir tu ant jo, dar minusas yra, kad tu ant jo girdėsi, kad jis jau prigėręs yra, o didžiais tu kas to užpulto laikosi. Užpulto laikosi ir viskas. Autoreplė ir viskas. Ar pagal didžiaus grojimo muziką šoka močiutės? Tikrai taip.
Ne tik močiutės būna šokai, ir seneliai šokai, ir jaunimas irgi šoka pagal močiučių muziką. Močiutės būna šoko pagal naujausią šokių muziką, pagal hausą net ir būna kartais. Visai būna. Turbūt šoka tada, kai būna sukuriama labai tinkama atmosfera. Tai jie padeda sukurti, kaip jau turbūt prieš tai kalbėjome, ir garsas, ir šviesa. Apie šviesą turbūt mažai kalbėjome. Vėlgi jaunieji kartais užsisakydami mus akcentuoja kartais, kad mums nereikia šviesos. Vėlgi mes tada jauniesim dažniausiai užduodam klausimą tokį, kaip jūs šoksit savo jaunųjų šokį. Ar jūs šoksite degant žvakiam ir visiškai tamsoj, sakykim, ar jūs šoksite degant dienos šviesai. Tai nei vienas, nei kitas variantas žinoma priimtinas nėra ir mes visą laiką primiktinai siūlom paimti apšvietimą, apšviesti patalpą gražiai, nes tai sukuria ir, kaip ir minėjau, jaukumą ir vėlgi šokiams duoda daugiau emocijos. Tradicijos, mano manimu, yra kai kurios yra geros ir jos reikalingos, o kai kurių galima ir nebūtinai laikytis. Tuo labiau, kas yra tradicija. Ar tai tradicija, ką darydavo tėvai ir seneliai ir ką liepdavo daryti muzikantai, ar tradicija yra tai tas dalykas, kuris kiekvienoje šventėje turi savo prasmę ir kažkokią funkciją. Tai vat, jeigu šeimos židinio funkcija yra perduoti iš vienos šeimos, iš tėvų, konkrečiai iš visų šeimų, šilumą, meilę ir visą kitą per ugnį, tai reiškia, jinai ir turi būti tokia tradicija. Vestuvės geros būna tada, kai visi žmonės patenkinti būna ir jeigu jos nesibaigia 12 ir 1 valandą. Geros vestuvės turėtų baigtis paryčiais, visi žmonės būti patenkinti, ne per daug prisigėrę, vėlgi, sakykime, jeigu būna vedėjas geras, jeigu jisai gerai dirba savo darbą, žmonės yra užimti, jie turi ką veikti, jie yra įstatyti į savo vagą, visas veiksmas vestuvėse vėlgi teka savo vaga ir žmonėm nėra kada net nei prisigerti, nei kažkokių tai kitokių dalykų. Nei pavalgyti. Nei prisės, nes skaičių nėra. Valgyti būtinai yra. Vilius gal norėjo pasakyti, kad šventė turi būti tokia, kurioje nori likti kuo ilgiau. Taip. Ir vat irgi būna pasakymas, kad nepastebėjau, kaip ta diena greit praėjo. Tai irgi daug ką pasako, nes atrodo paprastas dalykas. O gal kaip tik blogas vedėjo ir didžiaus darbas, nes taip greit viskas praėjo, kad kam čia mes visamdėm, būtų kiti dirbę, būtų gal ilgiau buvę. Bet mes patys pastebim, jeigu nuotaika gera, tai nereikia į laikrodį žiūrėti. Ką? Jau 12, jau reikia ten kviesti žmonės fejerverko šauti ar kažką, tai va, tas yra irgi svarbu. Yra atitinkamai, kai žmonės dirba darbą ir žmonės, kurie tiesiog dirbdami darbą jaučia malonumą. O sakau, ir susiduri su tais pačiais operatoriais, fotografais, kad atvažiuoja padirbt darbą. Ta prasme, kad atidirbti. O vat, kai žmonės atvažiuoja ir būti šventės irgi dalimi, nes tu esi šventės dalis, bet kokiu atveju. Tai va čia yra jau yra iš tikrųjų menas ir yra sugebėjimai. Žinokit, man montuoti reikės visą tai, baikit, nekalbėkit daugiau. Jo. Ar dar yra kas nors, ko nepasakėt? Aš manau, kad pasakėt viską daugiau negu reikėjo ir visi liko patenkinti.